Artėjant šiam protestui praėjusią savaitę koalicinė taryba pareiškė, kad pagrindinio būsto, kuriame lietuviai deklaruoja gyvenamąją vietą, neapmokestins, nors vyriausybė pasiūlė pagrindinį būstą apmokestinti nuo 10 000 eurų vertės. Tačiau susirinkusiems čia ir to maža, štai jie renka parašus, kad valdžia neapmokestintų ir kito nekilnojamojo turto, kurį vyriausybė siūlo apmokestinti nuo 50 000 eurų vertės. Joks gyvenamasis būstas, sodai bei jų priklausiniai nebūtų apmokestinti. Taip, Seimas šiek tiek nusileido. Pirmas būstas neapmokestintas, bet piliečiai nenusileidžia, kaip matot, ir siekia iki galo. Artinasi nelaimė. Socialinio teisingumo nėra, visuotinai paskirtas mokestis, visi mokėsis, visus išbožins, viską atims, komunistai sako ir viskas. Žaidžia ir asmeninis interesas, nes daugelį Seimo narių reikėtų mokėti mokestį pagrindinio būsto. O nubalsavus, kad jį neapmokestinti, nereikės. Koaliciniai tarybai pažadėjus pagrindinio būsto neapmokestinti, šio mitingo organizatoriai sako sukvietę čia mažiau žmonių nei planavo anksčiau. Na, o daugybė parlamentarų siūlymų, kaip apmokestinti nekilnojamąjį turtą ir ką nuo mokesčio atleisti, Seimas rengiasi toliau svarstyti po 2 dienų, ketvirtadienį.